pagrindinis tikslas ne Arūną aplenkti, o kad važiuočiau kitais metais vėl Dakare. Sevenbet Casino. Sevenbet. Sevenbet Casino. Sevenbet. Sevenbet Casino. Sevenbet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai Dakaras gimė prieš 3 metus. Iš tikrųjų, vienas iš mokinių mane pastumėjo link jo. Standartiška situacija. Aš pamokinau žmogus motociklu važiuoti. Jisai parodė, ko užsiema darbe ir aš jo nuo to laiko nepaleidau. Tai mes kartu sugalvojom Dakaro projektą su Tomu ir jau po 2 savaičių taip gavosi, kad aš važiavau Dakaro mechaniku. Tai ta idėja taip gimė spontaniškai, bet teko per naktį viską apsispręsti, sugalvoti ir dabar po 3 metų pagaliau važiuosiu į Dakarą. Tas aš kaip ir minėjau, svarbiausia, kad būtų visi patenkinti, rėmėjai, draugai, kurie prisidėjo, nes labai paprasta visus nuvilti ir jeigu kažkas atsitiktų per kelias dienas ir nepavyktų, tai tikriausiai visi nusiviltų. Tai svarbiausia finišuoti, tolygiai važiuoti, tai mano toks ir yra važiavimo stilius. Tai tikiuosi nenuvilsiu, o jeigu pavyks dar gerą rezultatą parodyti, tai manau visi liksim laimingi. Tai tokie pagrindiniai ir tikslai. Tikrai neplanuoju lenktyniauti tarpusavį su lietuviais, bet aš linkiu, kad visi, kaip sakant, kartu važiuotume ir čia yra maratoninės varžybos. Tai tikiuosi susitarsim bendrų susitarimu, kad vieni kitiem padėsim, jeigu atsitiks kažkokia nelaimė. Kad tai būtų ne 1 metų, o tęstinis projektas bent 5 metam į priekį. Nesvarbu, ar Dakare, ar Abu Dabyje, grynai ta realiai reido disciplina jau įeiti ir iš jos neišeiti. Tai tokie tikslai pagrindiniai. Tai labai organiškai atsitiko, pats esu silpnas mėgėjas važiuoti motociklais, bet noriu išmokti važiuoti geriau. Rimtesni raideriai rekomendavo Mykolo kaip gerą instruktorių, mokytoją, kantrų ir pakantų ir tai pradėjom kartu su Mykolu važiuoti. Pats nesiruošiu Dakarui, ruošiuosi tiesiog važiuoti saugiai ir greitai. Ir išsikalbėjom apie Mykolo svajonę, kurią jis ruošiasi, kaip ir girdėjote, eilę metų. Ir kažkaip kaip ir mes patys save tokiais laikom ambicingais, bet be didelio finansinio ir kitokio resurso, labai sutapo požiūris, filosofija ir išsikalbėjom ir sutarėm, kad galim daryti. O manau, kad tas paskutinis epizodas buvo, kai mes patys ir pasiūlėm Mykolui, taip. Neėjo Mykolas su ištesta ranka. Jūsų kaip rėmėjo lūkesčiai Mykolui Dakare? Visi klausė ir su Mykolu irgi apie tai tikrai kalbėjom, tai kaip ir mama Mykolo, tai suvažiuoti. Čia pirmas Dakaras, reikia saugiai suvažiuoti, gyvam sveikam grįžti. Jeigu pakeliui galima pasirinkti rezultato, galbūt dėl kitų sportininkų lėtesnių ar labiau klystančių, tai super, bet svarbiausia, kad suvažiuotų. O vėliau žiūrėsim. Dabar pasiseks Mykolai, tai gal dar kitais metais ir jūs pamatysim jau. Aš savo turiu kitą biškį sporto discipliną, aš aukštuminį laipiu į aukštumas, tai aš turiu savo Dakarus kitur, bet kaip turistas tai labai norėčiau nuvažiuoti į Dakarą ir pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Tai ko palinkėtumėt Mykolai ateinant į Dakarą? Nepamest šalto proto. Aš neabejoju kaip sportininkui, kai jis užuos kraują, kai priklys vandeninę, norės atsukti rankeną. Net aš jau atsuku rankeną, kai galiu. Tai bus visko, tai palaikyt tą šaltumą, nes čia maratonas, o ne sprintas. Toks pagrindinis palinkėjimas. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Sevenbet Casino. Sevenbet.
7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.